Internet, dėl to laužiu. Aš nenorėjau tau rodyti. Jisai norėjo jums parodyti, kad jis juodas yra gitarė. Aš nenorėjau rodyti gestų, kad kiti manęs nepadarė. Prašau, Donas. Ne, bet gerai, kad va, jeigu pasako Donas kažką, tai tu turiu parodyti. Ženklą, kad supratai, ten biškį, rankai, galvo ten. Nežinau. Aš dėl to laužiu, bet Jeigu matai, kad esi juodas, tai pat. Taip, padaro. Susikalbėjai ir susišaudė ir ai dar nėra. Kas laužė, patrodo, gal ir noras. Ai, tai okei, nes... Ai, tu vis išjungimo knopkytę spaudė, ne? Jis iš viso per vidurį, kur nieko nedaro. Daro jį kažką tai. Paspausk daro, užsidega. Užsidega. Pirštai pamasažuoti. Megabum 3 čia, man atrodo. Ir ten Megabum 3. Mėlyna. Prie tos, prie teisingos. Pastoji tik parašyta mėlynas. Nu, aš persivadinu jau. Ten tavo numeriukas turaskijos į identifikacijos. Turim pertrauką visada kokių 50 minučių per pertrauką niekas neprisijungia, tada susisėdam. Nėra teisėjo. Nu, aš prisijungiu, jeigu noriu. Tai davai, leistų muziką viskas, po to, ką kai kalbėsim. Važiuoju. Paskui pagarsinti. O supratot, kodėl nereikia šeriko atsiskleisti praeitą kartą? Nes tikrai ne šimtas išeis. Žemė miegas glosto pečius, gilų sapną mato akis negalėjo pabus. Lūpos kaip pavasaris pakėlė mane, skrido strėlės man širdį staiga. Tu esi mano rytojus amžinai, mylėti noriu. Tu ateik pas mane, paskubėk akimirką. Nes gyvenime nestoja pailsėt traukiniai, bėga dienos lyg patrakę, kai kurias pamiršai. Buvo džiaugsmo, buvo ašarų ir tu ten buvai, mūsų juokas nuaidėjo laukais. Tu esi mano rytojus amžinai, mylėti noriu. Tu ateik pas mane, paskubėk. Ir 20 sekundžių ramu. Visiems gero žaidimo, pergalės stipresniai komandai ir žaidėjas numeris 1 jūsų žaidimo.
Pagalvojau apie 4 dalykus, pradžioje apie 3, bet dabar ant galo apie 4. Tas 4 buvo, kad tas labas rytas labai sutapo, kad pradėjo saulė taip šviesti. Tik labas rytas pasakius, nes net buvau gal uždėjęs ir užsimerkęs, tai buvo vis tiek juoda. Kitas dalykas, ką pagalvojau, kad ta minutė klausimo muzikos man dažnai būna kaip lentos laikymas, kadangi aš kiekvieną rytą lentą laikau ten porą minučių, tai va čia tas irgi man iš dalies biškai yra karšta ir aš toks atrodo sėdžiu, atrodo tiesiog prakaituoju, lygiai taip pat kai lentą darydamas irgi tiesiog atrodo tu nieko nedarai, tiesiog stovi tai lentos pozicijoje, gar ten guli ir irgi prakaituoju. Kitas dalykas, ką pagalvojau, kodėl Alenas sako, kad neapsimoka šerifą atsiskleisti, nes aš pagalvojau, jeigu mane patikrina juodu, ta prasme, tai aš pagalvojau, kodėl neapsimoka. Ir ketvirtas dalykas, ką pagalvojau, tai kad biškai su parkiniu buvo, kad neįleido, nes sako, jūs kambarį turit visą kitą, aš atrodo minutį atvažiuoju, man nereikia išvažiuoti atbulai, mašinos kamštis tarp tokių 2 mašinų, taip ir taip jau atrodo priekį siaurai važiavau. Ir galvoju, mafijų kartais būna lygiai taip pat, kad taip netikėtai kažkokia įvykis įvyksta, kažkas sulaužo, reikia keisti strategiją, bet dabar nuėjau persitipti ir viskas žodžiu gerai. Paskui visas 4 temas ir pakalbėti. Kas žaidėjas numeris 2 jūsų mintė? Emociškai nenupirko manęs pirmo kalba, atrodė pernelyg chaotiška, mėtėsi tarp tų 4 savo skirtingų minčių, kas užkabino pačioj pradžioje, kai minėjo, kad pašvietė man čia saulė ir čia vis tiek buvo juoda. Paminėjimas, to žodžio juoda atrodo nelabai tinkamas, bet tiesiog emociškai aš klausiau ir galvoju, nei viena iš tų minčių nebuvo labai stipriai išvystyta. Tiesiog visos buvo tokios patraipos, ganėtinai galėjo būti viskas visiškai iš anksto. Tai kol kas nežaisiu iš pirmo. Mano, pavyzdžiui, buvo naktinės mintis žiauriai paprastas, aš ištraukiau pagaliau raudoną kortą ir aš žiauriai džiaugiuosi, bet, supraskite, čia bet kas galėtų taip kalbėti, ne, bet aš noriu paaiškinti, kodėl aš labai džiaugiausi, kadangi aš sėdėdamas prie šito stalo daug labiau tobulėjau. Tikrai daug labiau. Jūs neįsivaizduojat, kas dedasi prie 3, nueikit pamatysit, ten chaosas yra visiškas. Ir čia būnant, tu tikrai matai logiškai, kaip žmonės žaidžia ir kaip dėlioja tas mintis. Ir tu tikrai, aš sakyčiau, kad čia tobulėjai per vieną partiją tiek, kiek ten per visą dieną. Tai dėl to man labai yra faina, kad aš galiu sėdėti prie šito stalo, aš tai vertinu ir noriu kuo labiau tobulėti. Ir dabar būdamas raudonas žaisiu turbūt kitaip, gal jūs pastebėsit, nežinau ar kitaip, pats nežinau, bet labai noriu kuo daugiau išmokti. Nu vis tiek kažkada turi tą raudoną ištraukti, jeigu ir juodas vėl taip gerai pakalbėjo, tebūnie, žaidžiu 2-3. Galvojau naktį, kad tarp 1-2-3 bus mafas, aš ištraukiau raudoną kortą. Jum atsakysiu, galima buvo pasakyti, pavyzdžiui, kad yra šerifas, kuris atsiskleis. Aš supratau, dėl ko dar jisai ne šerifas, jis būtų tiesiog surėkęs prieš naktį, kad aš šerifas ar kažką pasilaužimo. Jūs vis tiek atsiskleidinėsit. Bet jo, jeigu jūs rado, gal reikėjo atsiskleisti nieko tokio. Dar pagalvojau, kad galėjom pilinti kitus žaidėjus. 3-4 tikrai ne kartu buvo praeitam žaidime, todėl galėjom 5-8 pilinti. Čia būtų geresnis variantas. Nes 3-4 tikrai ne kartu ir po to darom gadaiką, ne? O tarp 5-8 galim pakelti. Tai va, tai 2-3 sužaisiu. Aš laukiu to, aš galvojau, jūs ištrauksit raudoną kortą, jūs turit pasakyti, kad va, pagaliau ištraukit. 10 sekundžių. Gerai, sukalbu. Nesakau, kad pirmas tikrai juodas, bet tarp 1-2, antras tikrai raudonesnis ir tarp 1-2-3 turi būti mafas. Tai kol kas jūs tas mafas. Ir laikas. Žaidėjas numeris 4 jūsų. Labas miestelio, aš nesutinku su jūsų pozicija. Jūs iš trečios pozicijos kažkodėl labai greitai nuklydote į praėjusių žaidimą, tai yra jau iš jūsų tos pozicijos man nepatiko. Aš žaidžiu su pirmu, nors jis sakė, pagalvojau apie 4 dalykus, bet išvardino 5 dalykus, bet viskas okei. Jo, jūs pasakėte, padėliojate tas kalbas, bet man patiko, nepasimitėte, ištempėte energiją pačiam gale, jūs pritraukite kažkiek prie tos mafijos, ne, iškalbėjote visą minutę. Antras žaidėjas, jūs kaip ir pasakėte, aš pagaliau ištraukiau tą raudoną kortą, irgi šiek tiek grįžote gal į tuos kitus žaidimus, bet ta jūsų emocija mane papirko. Nors jūs nežaidžiate su vienu žaidėju, bet aš pažiūrėsiu 1-2, 4, išsimetu 3, nes jūs tikrai tarinė, jūs nepanalizavote nei pirmo normaliai, nepanalizavote nei antro normaliai, tik pasakėte, tarp 1-2 turi būti 1 jūras ir jums antras raudonesnis, ne? Ir tada nusimetėte į tą praėjusių žaidimą ir ten kaip ten kas kur turėtų būti. Tai va, 1-2, 4, manau, kad yra tikrai raudonų komanda, o jūs įtariu. Ačiū. Žaidėjas numeris 4, žaidėjas numeris 5 jūsų. Nepatinka man sėdėti po jūsų, nes dabar neturiu ką pasakyti. Tiek pirmo, tiek antro kalbos emociškai viskas man patiko, tiko ir taip toliau. Aš ten nesikabinėsiu prie to dalyko, kad pasakė 4, pakalbėjo apie 5, man čia yra visiška smulkmena, man atrodo, kad labai puikiai pakalbėjo tiek pirmas, tiek antras, bet aišku, gali būti, kad tarp jų yra vienas man. Bet labai sunku nuspėti, nepasakyčiau, kad antro